Kai sukate sukamąjį vilkelį, jūs suteikėte jam kinetinės energijos, kuri pamažu prarandama dėl oro pasipriešinimo ir trinties. O kas jei galėtumėte suteikti jam ir kitą energijos formą, kad jis suktųsi ilgiau? Šį vaizdo įrašą remia KiwiCo, apie juos papasakosiu vėliau. Prieš keletą metų aptikau vaizdo įrašą, kurį įkėlė Laser Saber, ir jis sukūrė variklį, kuris veikia beveik kaip amžinasis variklis. Šis variklis turėjo besisukantį diską su magnetais ir 12 ryčių išdėstytų aplink kraštą. Ir pūsdamas per šiaudelį, jis galėjo įsukti ratą iki reikiamo greičio ir variklis, atrodytų, suktųsi amžinai. Ir jis pajudėjo. Argi negražu? Žinoma, tai nėra amžinasis judėjimas, todėl pavadinime ir yra žodis beveik, ir galiausiai jis sustoja. Tačiau jis naudoja labai įdomią idėją, kurią noriu pats išbandyti ir pažiūrėti, ar ją galima pritaikyti automobiliui varyti. Laserijos Sabro variklyje jis naudojo 42 numerio varinę vielą, kuri yra nepaprastai plona, maždaug tokio pat storio kaip žmogaus plaukas ir beveik tokios pat spalvos kaip mano. Tačiau ši varinė viela yra daug silpnesnė nei žmogaus plaukas, nes galėjo nutraukti su labai maža jėga. Taigi lituoti ją bus tikras malonumas. Kad pagaminčiau rites, pasidariau užpūlės laikiklį, kad nereikėtų jos nuolat sukti ranka, ir trimačiu spausdintuvu atspausdinau šias rites tvirtinimo detalės, kad galėčiau vynioti rites naudodamas savo grąžtą. Džiaugiuosi, kad nereikia jų vynioti rankomis. Taigi, suviniojęs dar kelias rites, turėjau jas sulituoti, o tai nebuvo lengva. Tačiau po kelių varginančių valandų man pavyko surinkti šį prototipinį bandomąjį variklį. Šis variklis turi diską su pritvirtintais magnetais ir rites, sumontuotas ašinio srauto konfiguracijoje, kas iš esmės reiškia, kad po 2 rites yra iš abiejų rotoriaus pusių. Ir kai kiekvienas magnetas praeina pro rites, tiksliai laiku siunčiamas elektros impulsas priverčia vieną ritę atstumti magnetą, o kitą pritraukti. Dabar šis elektros impulsas turi būti tiksliai suderintas, kitaip variklis gali suktis atgal arba visai nesukti. O šį laiką valdo nedidelė dalis vadinama nendriniu jungikliu. Nendrinė jungtis turi 2 plonus metalinius liežuvėlius stiklo kapsulėje. Kai magnetas yra arti jungiklio, abu liežuvėliai pritraukiamos viena prie kitos ir susiliečia, todėl srovė gali tekėti per grandinę. Kaip galite įsivaizduoti, šio nendrinio jungiklio padėtis yra labai svarbi tam, kaip gerai veikia variklis. Teoriškai šis variklis taip pat turėtų veikti kaip generatorius, jei ranka suksiu ratą. Taigi čia prie variklio įėjimo prijungiau kondensatorių, kuris, kaip matote iš mano voltmetro, yra visiškai išsikrovęs. Todėl jei ranka suksiu variklį, jis turėtų veikti kaip generatorius ir įkrauti kondensatorių. Bet atkreipkite dėmesį, kas nutinka, kai kondensatoriaus įtampa pasiekia maksimumą. Jis pradeda įsikrauti. Ir taip yra todėl, kad kondensatoriaus įtampa dabar yra didesnė nei tai, kas generuojama apvijuose. Todėl kondensatorius dabar maitina variklį. Taigi, jei aš įsuku ratą iki didelio greičio, kondensatorius įsikrauna, nes kaupia energiją. Tada jis automatiškai persijungia iš generatoriaus į variklį ir veikia nuolat kelias minutės. Ta patį efektą būtų galima pasiekti su sunkiu smagračiu ir mažo trinties guoliais, arba netgi gerai subalansuotų suku. Tačiau jų negalima sulėtinti iki visiško sustojimo ir automatiškai vėl įsibėgėti, kai paleidžiami. Taigi, ką aš galvoju, tai suprojektuoti triračio tipo transporto priemonę, kurią būtų galima varyti šiuo varikliu, kad pamatyčiau, ar ji gali nuvažiuoti toliau nei laisvai riedantis automobilis, kai yra pastumta paviršiumi. Kadangi noriu, jog šis automobilis būtų kuo paprastesnis ir efektyvesnis, naudosiu variklį kaip priekinį ratą. Taigi, aplink priekinę ašį bus sumontuota keletas ryčių, o prie rato galėsiu pritvirtinti magnetus, kurie tikiuosi varys jį į priekį. Kadangi variklis yra pagrindinis ratas, kuris varo automobilį į priekį, jį atsispausdinau trimačiu spausdintuvu Prusa XL. Dėl įrankių keitimo galimybės galėjau naudoti standų PL stebuliai ir lankstų TPU padangai, kuri turėtų suteikti sukibimo kaip tikrame automobilyje. Taigi praleidau maždaug dieną vyniodamas ir lituodamas visas šias rites. Jų yra 6 šioje rato pusėje. Aš dar neuždėjau ryčių ant kitos rato pusės. Ir priežastis ta, kad nemanau, jog šis automobilis veiks. Jei aš pasuku šį ratą, kad įkraučiau kondensatorių, o tada sustabdau, jis veikia kaip bandomasis variklis, bet nei greitis, nei sukimo momentas neprilygsta jam. Net ir su šiais ratais gale nėra jokios galimybės, kad jis pats judėtų į priekį. Net ir prijungus savo laboratorinį maitinimo šaltinį, taigi jis maitinamas iš išorinio šaltinio, jis vos juda, kai paduodu pakankamą įtampą, bet sukimo momento visiškai nepakanka, kad automobilis iš tikrųjų važiuotų.
Taigi, ką aš galvoju, tai perdaryti automobilį su pavarų santykiu, kad reikėtų mažiau ričių, bet tikėkimės, kad prie rato sukimo momentas bus didesnis. Ši antrosios versijos mašina taip pat yra triračio dizaino ir buvo sukurta OnShape programoje, kuri yra debesų pagrindų veikianti CAD programa, veikianti jūsų naršyklėje. Ją galite išbandyti jau šiandien, paspaudę nuorodą aprašyme žemiau. Be to, su 8 ritėmis vietoj 12, šis naujas automobilis bus lengvesnis ir jį lituoti užtruks mažiau laiko. Tuomet, norint gauti reikiamą sukimo momentą priekiniam ratui, naudojamas 5:1 pavarų santykis. O su tinkamai sumontuotu nendriniu jungikliu ir kondensatoriumi gale, automobilis yra užbaigtas. Bet ar tai veikia? Stumdami automobilį į priekį, įkraunate kondensatorių, o tada jis iš generatoriaus tampa varikliu ir varo automobilį toliau. Aš netgi galiu įkrauti kondensatorių, kelis kartus pastumęs automobilį į priekį, tada padėti jį ant paviršiaus ir lengvai pastumus suaktyvinti nendrinį jungiklį. Beveik kaip elektrinis prisukamas automobilis. Tiesą sakant, aš iš tikrųjų gana nustebęs, kaip gerai šis automobilis veikia. Su šiuo labai paprastu varikliu ir labai mažu kondensatoriumi gale, tiesiog kelis kartus pasukę ratą, galime įkrauti kondensatorių ir jei šiek tiek pastumsime, kad įjungtume nendrinį jungiklį su magnetu, jis labai lengvai varo automobilį. Ir kas dar įdomu, jis gana gerai veikia kaip generatorius. Pavyzdžiui, jei stumsiu jį šiuo atstumu, kad įkraučiau kondensatorių, pastatysiu jį atstumo pradžioje ir paleisiu judėti. Jis juda gana lėtai, bet taip pat nuvažiuoja nemažą dalį to atstumo, kuriuo aš jį pastūmiau. Aišku, ne visą atstumą, nes tai nėra 100% efektyvu, bet vis tiek gana gerai. Bet prieš montuodami vieną iš šių generatoriaus ir variklio derinių į savo automobilį, noriu jums supasakoti apie šio vaizdo įrašo rėmėją – KiwiCo. Daugelis projektų, kuriuos kuriu, padeda man tyrinėti ir mokytis naujų dalykų, tačiau juos ne visada lengva atkartoti. Laimiai, KiwiCo gali padėti su savo praktiniais projektais, kuriuos kuria ekspertai ir išbando vaikai. Šios dėžutės gali būti pristatomos tiesiai į jūsų namus kiekvieną mėnesį ir siūlo kūrybišką, smagią patirtį visoms amžiaus grupėms su 9 skirtingomis serijomis. Nuoširdžiai norėčiau, kad vaikystėje būčiau turėjęs šias KiwiCo dėžutės. Ir esu tikras, kad daugelis iš jūsų, kurie seka mano projektus, su tuo sutiktų. Galimybė sukurti projektą nuo pradžios iki pabaigos, nereikalaujant eiti į ūkinių prekių parduotuvę ar naudoti specialių įrankių, yra tikrai puikiai patirtis. Jau nekalbant apie tai, kad pridėtos surinkimo instrukcijos yra labai lengvai suprantamos, o pridedamas žurnalas kupinas įdomios informacijos. Taigi, jei esate panašus į išbandyti KiwiCo dėžutes, galite gauti 50% nuolaidą pirmąjį mėnesiui panaudoję kodą Tom Stanton arba apsilankę kiwico.com/Tom Stanton. Nuorodą rasite aprašyme žemiau. Taigi, jei šis automobilis gali kaupti savo energiją, kad pats save varytų, kaip jis lyginasi su automobiliu be generatoriaus? Šis automobilis yra identiško svorio, o magnetinę variklio dalį palikau, nes jį veiks kaip smagratis ir turės įtakos rezultatams. Taigi vienintelis skirtumas yra ritės ir kondensatorius. Gerai, aš neturiu jokio supratimo, kaip šie automobiliai pasirodys vienas šalia kito, bet fizika sako, kad jei juos įgreitinsime iki vienodo greičio, jie turėtų nuvažiuoti tą patį atstumą. Taigi, pažiūrėkime. Laisvai riedantis automobilis įgyja gerą pranašumą, o automobilis su generatoriumi važiuoja daug lėčiau. Laisvai riedantis automobilis sustoja, o automobilis su generatoriumi nuvažiuoja toliau. Tai nelabai logiška, manau turime pakartoti bandymą. Įsitikink, kad kondensatorius visiškai iškrautas. Taip, variklis visiškai neveikia. Sulygiuok juos. Ajo. Laisvai riedantis automobilis vėl išsiveržia į priekį. Generatorinis automobilis gerokai atsilieka. Ir generatorinis automobilis laimi. Taigi, generatorinis automobilis turi kažkur gauti energijos, kurios šiame teste akivaizdžiai nematome. Bet kas nutiks, jei abu automobilius paleisime nuo rampos? Tai abiem automobiliams suteikia vienodą pradinę potencialią energiją. Ir akivaizdu, kad automobilis su varikliu nuo nuolydžio važiuoja gerokai lėčiau. Taigi, prieš paleidžiant, abu automobiliai turi vienodą gravitacinę potencinę energiją. Tačiau važiuodami nuo nuolydžio, laisvai riedantis automobilis daugiau savo potencialiosios energijos paverčia kinetinę energiją, o automobilis su generatoriumi dalį šios energijos paverčia elektros energiją ir kaupia ją kondensatoriuje. Lengva pamiršti, kad kai gaminama elektra, generatoriui yra taikoma varžinė apkrova. Kaip ir su mano rankiniu generatoriumi.
jei jį suku nieko nekraunant, pasipriešinimas yra labai mažas. Tačiau vos tik pradedu jo krauti kondensatorių ar bateriją, jį pasukti tampa daug sunkiau. Todėl automobilis nuo rampos važiuoja lėčiau, nes kraunantis kondensatoriui atsiranda varžinė apkrova. Dabar ši kondensatoriuje sukaupta energija galiausiai vėl paverčiama kinetinė energija, kai kondensatorius maitina variklį. Tačiau kadangi sistema nėra 100% efektyvi, bendras nuvažiuotas atstumas yra mažesnis. Taigi, jei nuolydžio testas rodo, kad pridėjus kelias rites, magnetus ir kondensatorių negaunama pranašumo prieš laisvai riedančią mašinėlę, kodėl stūmimo testas rodo priešingai? Pagrindinis skirtumas tarp šių testų yra jėga, kuri veikia kiekvieną mašinėlę. Nuolydžio teste kiekviena mašinėlė veikia pastovi jėga dėl gravitacijos. Tačiau stūmimo teste generatoriaus mašinėlei reikia daugiau jėgos, kad jį pasiektų tą patį greitį. Ir tai būtų tarsi pakartotinis nuolydžio testas. Tačiau generatoriaus mašinėlė gauna statesnį nuolydį. Taigi abi mašinėlės palieka nuolydį su ta pačia kinetinė energija, todėl daug aiškiau, kodėl generatoriaus mašinėlė nuvažiuoja toliau. Tačiau yra būdas, kaip laisvai riedanti mašinėlė gali laimėti stūmimo testą. Jei mes veikiame mašinėlę jėga per tam tikrą atstumą, fizikoje tai vadinama darbu ir apskaičiuojama padauginus jėgą iš atstumo. Taigi, jei abi mašinėlės stumiamos iki tokio pat greičio, generatoriaus mašinėlei reikia ne tik daugiau darbo dėl didesnės jėgos, bet ji taip pat gali sukaupti šį darbą kondensatoriuje. Tuo tarpu laisvai riedanti mašinėlė gali panaudoti tik savo galutinę kinetinę energiją. Todėl jei abi mašinėlės stumiame iki greičio per kuo trumpesnį atstumą, atliekama labai mažai darbo ir generatoriaus mašinėlė negali pakankamai įkrauti kondensatoriaus, kad laimėtų lenktynes. Bet turiu idėją, su kuria laisvai riedanti mašinėlė niekada nesugebės konkuruoti. Tai yra Peltier plokštelė, kuri dažnai naudojama nešiojamuose šaldytuvuose, nes prijungus elektrą viena pusė įkaista, o kita atvėsta. Tačiau tai veikia ir atvirkščiai, todėl jei vieną pusę pašildysime, o kitą pusę atvėsinsime su radiatoriumi, ji gamins elektrą. Dabar mano draugas ir kolega YouTube kūrėjas Semas Barkeris sugalvojo idėją sukurti automobilį varomą šiomis Peltier plokštelėmis ir jis pastatė prototipą, kad tai išbandytų. Tačiau šios plokštelės generuoja tiek mažai galios, kad daugelis standartinių variklių su jomis neveiks. Taigi, be jokios apkrovos, Peltier plokštelė generuoja apie 1,4 volto. Dabar jau darosi šiek tiek per karštą mano pirštams. Turiu čia rezistorių, kad galėtume prijungti apkrovą prie plokštelės. Dabar laikyti šiek tiek lengviau, bet gauname tik apie 0,32 volto, o pagal mano skaičiavimus tai yra apie 0,065 vato, arba apie 65 mW. Tačiau jei mano skaičiavimai teisingi, ši generatoriaus mašinėlė turėtų veikti su maždaug 20 mW. Taigi pažiūrėkime, ar galime šią mašinėlę maitinti nuo žvakės. Tam aš sukūriau visiškai naują mašinėlę, nes ritės turi būti specialiai apvyniotos mažai įėjimo įtampai. Ir aš suprojektavau šią platformą važiuoklės gale, kad laikytų žvakę. O Peltier plokštelė gali būti padėta ant vielinio laikiklio, kad, tikiuosi, apsaugotų trimatės spausdintas detalės nuo išsilydimo. Taigi, uždegus žvakę, diskas paruošta veikti. O gal ir ne. Įdėkime šiek tiek lebo, kad šiek tiek atvėsintume radiatorius ir tikiuosi gautume daugiau galios. Techniniu požiūriu tai veikia, bet labai lėtai. Taigi, gavau kelias papildomas žvakių daktis, kad pasidaryčiau specialią 3 dakčių žvakę didesniai šilumai ir panaudojau savo karšto oro pūstuvą, kad vaškas pradėtų tekėti. Taigi, turėdami 3 kartus daugiau šilumos ir šiek tiek ledo ant stogo, turėtume turėti pakankamai galios. Iš pradžių tai buvo automobilio projektas su efektyviu generatoriumi ir varikliu, galinčiu susigrąžinti energiją, panašiai kaip per regeneracinį stabdymą šiuolaikiniuose elektriniuose automobiliuose. Ir dabar jis visiškai apsisuko į vidaus degimo variklio varomą elektrinį hibridą. Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas jums buvo įdomus ir pasimatysime kitame. Ačiū, kad žiūrėjote.